Labą dieną visiems. Eisime paskaityti valandėlę toliau biržos spekulianto memuarus. Štai tokią knygą. Per praeitą kartą apžvelgiam patį įvadą, perskaičiau įvadą, dabar judėsim toliau. Baigęs vidurinę mokyklą, aš iš karto įsitaisiau brokerių kontoroje. Kas nors paprastai prie telegrafo skaitydavo akcijų kainas. Na, o man reikėdavo jas užrašyti didelėje kotiravimo lentoje. Prekybos salė. Sekėsi puikiai, aš visuomet spėdavau, nes mokėjau gerai skaičiuoti. Ypač mintinai. Todėl mokykloje per metus baigiau 3 metų aritmetikos kursą. Kai ateinate pas mane mokintis, yra toks klausimas, ar reikia kažkokių tai įgūdžių, reikia mokėti skaičiuoti, ar reikia angliškai gerai mokėti skaityti ir panašiai. Visi yra dalykai, kuriuos mokate, yra gerai. Jeigu nemokate, tai nėra taip, kad negalėtumėt tuomet užsiimti investavimu, užsiimti spekulacijom, bet dėlioti skaičius, sugebėti sudauginti elementariai, perkant už $1000 Teslos akcijų, kurios kainuoja po 216, tai turim suprasti, kad mums išeis 4 akcijos. Jeigu skaldytom akcijom, tai mums išeis apie 4,5, šiek tiek į didžiąją pusę akcijų. Tai tokiem dalykam, jeigu nėra naudojamas kalkuliatorius, tai yra gerai, bet tikrai tai nebėda. Kontoroje dirbo daug kitų tarnautojų. Su kai kuriais aš žinoma susidraugau, tačiau kai rinka uždavo kabutėse, turėdavau labai daug darbo nuo 10 ryto iki 3 pietų. Birža Amerikoje dirba nuo 9:30 iki 16 valandos. Čia iš knygos gaunasi, kad dirbdavo 5 valandas ir apskritai ir šiai dienai birža dirba 6,5 valandos, 5 dienas per savaitę, savaitgaliais nedirba ir per metus yra maždaug 10 išeiginių, tai yra valstybinių švenčių. Kai Amerikoje yra nedarbo dienos, tai birža taip pat yra nedirbanti. Akcijų kotiruotės tuo metu man nereiškia akcijų kainos po tiek ar tiek dolerių už vienetą. Tai buvo tiesiog skaičiai. Tai buvo tiesiog skaičiai, kurie nuolat keitėsi ir greičiausiai kažką reiškia. Mane ypač domino jų kaita. Kodėl jie keičiasi? Tada dar šito nežinojau, man tai ir nerūpėjo. Tiesiog stebėjau kintančius skaičius po 5 valandas nuo pirmadienio iki penktadienio, bei po 2 valandas šeštadieniais. Iš knygos taip išeina, kad būdavo sutrumpinta diena, dirbdavo ir šeštadieniais, šiai dienai šeštadieniais, sekmadieniais biržos nedirba. Paskui susidomėjau ir kainomis. Turėjau puikią atmintį, tad galvoje laikiau daugybę faktų. Pavyzdžiui, kaip elgėsi akcijos dieną prieš tai, kai kaina pradėjo kristi ir kilti. Atmintis yra geras dalykas akcijų biržoje, ypač turint galvoje trumpinius, Microsoft'o, sakykime, MSFT, Apple'o AAPL, Google'o GOG ir taip toliau, tai tie dalykai, aišku, juos mokintis, įsiminti nebūtina, tai yra per laiką, kai būnama yra daug biržai, tai jie tiesiog nori, nenori yra išmokstami, bet tai kalbama apie spekulacijas. Paskui susidomėjau ir kainomis, turėjau puikiai atmintį, pastebėjau, kad akcijų kainų kilimas ar kritimas vyksta dėsningai. Būdamas tik 14 metų, aš pradėjau analizuoti ir lyginti, kaip šiandien keičiasi akcijų kaina.
atsižvelgiant į tai, kaip jį keitėsi praeitie. Išmokti nuspėti kainų judėjimą man prireikė visai nedaug laiko. Vienintelis mano mokytojas buvo akcijų kainų istorija. Labai yra svarbu, ką ir aš mokinu, tai iš kur ateina kaina. Kaina ateina iš apačios į viršų ar iš viršaus į apačią, tai yra, kai mes turime einamąją kainą, ypač day trading'e dienos eigoje, yra labai svarbu, iš kur apskritai ateina kaina. Kodėl tai svarbu yra, kad jeigu mes matom per juostą daug žalių printų, daug pirkimų, po $40, 40,00. Ir tie pirkimai, jie eina, kad kaina kainavo, sakykime, $38 ar kainavo $42, tai yra labai didelis skirtumas. Jeigu kainavo $42, vadinasi, akcija krito iki 40, krito $2, tai yra apie 2 $, nu taip, apie 5 procentus. Ir kai yra nuo apačių perkama už rinkos kainą, market orderiais yra tokia taisyklė, kad akcijos 8 kartus, 9 kartus iš 10 nesisuka, nes yra daug našarnikų, kurie perka nuo apačios. Tai yra, aišku, dabar kalbėti yra viena teoriškai, praktiškai reikia rodyti pavyzdžius, tai tų pavyzdžių yra šimtai, tai ir darom per mokymus. Būna akimirkų, kai pirkimas yra tik truputį naudingesnis už pardavimą. Birža nuolat vyksta grumtynės ir telegrafo juosta tampa žiūronais, leidžiančiais jas stebėti. 7 kartus iš 10 galima pasikliauti jos parodymais. Gana anksti supratau, kad Wall Street'e visada tas pats. Nieko naujo būti negalėjo, nes spekulacija yra sena kaip ir pats pasaulis. Šiandieninėje biržoje vyksta tai, kas vyko anksčiau ir kas pasikartos vėliau. Tai aš įsiminiau visam gyvenimui. Šis suvokimas leido pradėti man realiai kaupti patirtį. Aš taip susižavėjau šio žaidimu ir taip azartiškai siekiau atspėti akcijų kursų augimą bei kritimą, kad net įsigijau užrašų knygelę savo stebėjimams užsirašyti. Tai buvo neįsivaizduojamų milijoninių sandorių užrašai. Aš tiesiog prognozuodavau kainas, jas užsirašydavau ir vėliau žymėdavau, kada atspėjau, kada ne. Mane labiausiai domino mano stebėjimo ir vertinimų tikslumas. Išanalizavę šiandieninius akcijų kainų svyravimus, aš spėdavau, kokios kainos bus vėliau. Pavyzdžiui, pirmadienį pasižymėdavau kokių nors akcijų kainas ir vertindamas jų praeities duomenis užsirašydavau, kokia ta kaina turėtų būti antradienį ir trečiadienį. O paskui lygindavau savo spėjimus su biržos telegrafo parodymus. Taigi, taip aš pradėjau domėtis, kokias žinutes man siunčia biržos telegrafas. Svyravimai mano mintyse pirmiausia reiškia judėjimą aukštyn žemyn. Jie visuomet turi priežastį, bet telegrafo juosta tie dalykai visai nerūpi. Jie nieko neaiškina, neklausinėja juostos, kodėl kas kaip vyksta. Anuomet, kai man buvo 14, neklausinėjo ir dabar, kai man jau 40. Priežastis, kodėl akcijos kaina šiandien vienaip ar kitaip judėjo, gali būti nežinomos dar 2-3 dienas, kartais ir ištisus mėnesius. Kodėl po galais, koks po galais kieno reikalas. Iš žmogiškos pusės mes labai norime žinoti, kodėl tos kainos juda, kodėl kas, kur ir kaip pirko, bet iš esmės tai iš tikrųjų yra nesvarbu. Mums yra svarbu, ar mes esame įlipę tuo momentu į traukinį, ar mes tame traukinį nesame. Telegrafo juostos duomenys yra svarbu šiandien, o ne rytoj. Ir labai geras toks teiginys, telegrafo juostos duomenys yra svarbu šiandien, o ne rytoj. Tai yra, ką kiekvienas spekuliuotojas turi daryti, tai yra remtis einamąją situaciją. Yra einamoji situacija, tu matai, kad kažkas supirkinėja akcijas. Viskas, šoki traukinį kartu su to supirkinėtoju ir žiūri, kas bus. Neprognozuoji, kad čia dabar turėtų, nusipirkau po $50, kainuos $55 po 3 dienų ir 6 minučių.
nėra tokių dalykų, tai yra einamasis momentas, tu prisijungi traukinį, už 5 minučių gali būti jau atsiradęs stambus pardavėjas, kuris trukdys tą akcijai kilti, ką padarysi, planas pasikeitė, te pasilydęs lauk. Ir pats svarbiausias dalykas tai yra būtent einamasis momentas ir ieškojimas įėjimo taškų. Ir tu privalai nedelsdamas veikti arba likti nuo šaly. Atsimenu, kad Halal Tube kompanijos akcijos staiga nukrito 3 punktais, kai visų kitų kainos smarkiai kyla. O kitą pirmadienį paaiškėjo, kad direktoriai nusprendė kabutėse praleisti dividendus. Praleisti dividendus tai reiškia, kad jeigu įmonė moka dividendus ir paskui jų nebemoka, jeigu jau dividendai yra pradedami nukirpinėti ir dabar šį dieną akcijos gali važiuoti tik tais į apačią. Nėra tokios naujienos, kad tai būtų gera naujiena, jeigu įmonė jeigu mokėjo dividendus ir po to jos arba nukarpo, arba nebemoka. Jeigu įmonė apskritai nemoka dividendų, tai yra jos tokia politika, įmonė yra laikoma augimo akcija ir yra koncentruota į tai, kad yra koncentruota į augimą, o ne į dividendų išmokėjimą. Tai ir buvo kompanijos akcijų kurso kritimo priežastis. Direktoriai žinojo, ką ruošiasi daryti ir net jei jie patys akcijų nepardavinėjo, tai jau tikrai nepirko jų. Jau visą pusmetį pasibaigus darbo dienai aš užsirašinėdavau juostos skaičius ir stebėdavau jų pokyčius. Rašiau ir tyrinėjau kainų pokyčius. Dar kartą bandžiau suprasti, kas nulėmė kainos kritimą, kantriai ieškojau priežasčių. Iš tiesų, net pats gerai to nesuprasdamas, aš mokiausi skaityti telegrafo juostą. Kartą per pietų pertrauką mane užkalbino taip pat šioje kontoroje dirbantis kiek vyresnis jaunuolis. Jam reikėjo pinigų. Kam tau jų reikia, paklausiu. Turiu gerų žinių apie Burlington akcijas. Jei kas palaikys man draugiją, nusipirksiu jų. Ką reiškia nusipirksiu, nustebau. Tuomet aš maniau, kad akcijas gali pirkti tik mūsų klientai, turintys krūvas pinigų. Juk norint įsisukti žaidimą reikėjo turėti šimtus ar net tūkstančius, netgi $1000. Šimtus ar netgi $1000, knyga parašyta prieš 100 metų. Tai kai eina kalba apie $1000, turbūt šiandieną jau reikėtų apie 100 000 kalbėti dolerių. Kiek turi pinigų, paklausė jis, o kiek tau reikia, pasidomėjau. Noriu nupirkti tiek Burlington akcijų, kiek tik leis brokeris. Visus surinktus pinigus atiduosiu jam kaip užstatą. Ką tai reiškia atiduosiu kaip užstatą, tai yra prekyba su svertu. Prekyba su svertu galioja ir šiai dienai, tai yra jeigu turime $1000, dienos eigoje galim pirkti akcijų už 20 arba 30 tūkstančių, priklausomai naudodama sverto. Per naktį, jeigu yra pirkimai per bankus, sverto jokio nėra, jeigu yra pirkimai per brokerį, dažniausiai svertas yra duodamas maksimaliai 1:2. O ar jį reikia naudoti ar ne, dienos eigoje svertas yra geras dalykas, kai pozicijos paliekamos per naktį, sverto geriau visai nenaudoti. Visus surinktus pinigus atiduosiu jam kaip užstatą. Tai juk užtikrintas reikalas. Užtikrintas reikalas. Mes vienu mirksniu padvigubinsime savo pinigėlius, išdėstė jis planą. Mane sudomino ne pati galimybė padvigubinti pinigus, o žinia apie Burlington akcijų augimą. Išsitraukiau savo užrašų knygelę, kad galėčiau patikrinti jos teisingumą. Permečiau akimis skaičius ir tikrai vertinus, kaip akcija elgėsi panašiose situacijose praeityje, pakankamai tikėtina, jog akcijų kaina turėtų pakilti. Iki šiol nieko nebuvau pardavęs nei pirkęs, netgi nebuvau žaidęs su berniukščiais azartinių žaidimų, bet dabar man svarbiausia buvo pasitikrinti savo mėgstamų užsiėmimo rezultatus. Ar tikslus mano spėjimai? Jei mano apskaičiavimai nepasiteisins praktikoje, vadinasi, jie niekam nereikalingi. Daug nesvarstydamas aš atidaviau jam visus savo pinigus,
pinigus. Jaunuolis artimiausioje brokerių kontoroje už visus pinigus nupirko Burlington akcijų. Po 2 dienų mes jas pardavėme ir pasiėmėme pinigus. Užkaliau $3,12. Po pirmo sandorio pradėjau spekuliuoti vienas. Per pietų pertrauką eidavau į artimiausią brokerių kontorą, ten pirkdavau akcijas arba jas skolindavausi ir parduodavau. Nebuvau vieno kurio nors prekybos būdo šalininkas. Neklausdavau kitų nuomonės ir neturėjau kokių nors mylimų akcijų kabutėse. Aš žaidžiau pagal savo paties sukurtą sistemą. Visi mano ėjimai buvo grįsti aritmetika. Taip elgtis buvo tiesiog idealų brokerių kontorose, kur visi pirkdavo ar parduodavo žiūrėdami į telegrafo juostos skaičiukus. Tose brokerių kontoros žiūrint į telegrafo juostos skaičiukus, tai kai būtų CFD rinkoje prekyba, nupirkdamas ar parduodamas, kainos nejudini, tiesiog eina duomenys ir tiek. Realioji biržoje prekiaujant yra tos romantikos, kad dar gali, jeigu mažiau likvidė akcija yra, dar yra pajudinti per kelis centus nupirkdamas arba kaip tik sumažinti per kelis centus akcijos kainą parduodamas. Labai greitai paaiškėjo, kad iš prekybos akcijomis aš uždirbu daugiau nei dirbdamas kontoroje, nes ten buvau tik paauglys. Iš kontoros išėjau. Kolegos bandė perkalbėti, bet patys matydami, kaip man sekasi su akcijomis, iš esmės neturėjo ką pasakyti. Pirmąjį savo $1000 uždirbau būdamas 15. Mano mama labai jaudinosi. Ji norėjo, kad pinigus padėčiau į banką, nes iki tol nežinojo ne vieno atveju, kad 15-metis berniukas uždirbtų tiek pinigų. Mama įtarė, kad tai nešvarūs pinigai, kabutėse nešvarūs pinigai, ir dėl to kankinosi. Tokia mano per kelis mėnesius uždirbta suma jai atrodė tiesiog nereali. Na, o aš negalėjau galvoti apie nieką kitą, kaip tik apie savo skaičiavimus. Kaip nuostabu laimėti savo žiniomis. Jeigu būdavau teisus pagal savo skaičiavimus, pirkdamas 10 akcijų, tai tariau savo, būsiu 10 kartų teisesnis pirkdamas 100 akcijų. Man pinigų esmė buvo viena. Jie man leido įnešti didesnį užstatą ir gauti dar daugiau pinigų prekybai akcijomis. Jie pagrįsdavo mano skaičiavimo teisingumą. Ar kuo didesni pinigai, to didesnis vyriškumas? Klausimas. Ne. Jei turiu tik $10 ir jais visais rizikuoju, aš jau elgiuosi drąsiau, nei kad statyčiau milijoną antrą turėdamas kišenę. Čia labai svarbus momentas yra, kai klausimas apie pinigus, kiek čia reikia dabar turėti pinigų, kad spekuliuot ir panašiai. Nėra tokio skaičiaus, galima pradėti spekuliuoti ir su keliais $100 ir rekomenduotina kaip tik yra su mažesnėm sumom, bet pradedant, bet kokiu atveju jau, kai yra pradedamas žaisti žaidimas, šiek tiek jau pažaidžiama, sumos turi būti tokios, kad vis tiek būtų skauda. Ką tai reiškia skauda? Tai kad jeigu turite $10,000, sandoriui rizika turėtų minimaliai sudaryti bent jau $100–200. Tai yra rizikos kaina. Ir jeigu turite pinigų, bet perkate kažką ten po $100, po $200 sumom, tai yra kaip demo variantas ir visiškai nuo to labai didelė tikimybė, kad nieko nebus išmokta, nes kokia yra pamoka, kuri kainuoja pigiai. Aišku, galima ir nemokamai mokintis, bet kartais galime išgirsti tokių pasakymų, kad neturi jaudintis dėl savo pozicijų, kad ten investuoji tiek, kad galėtum ramiai miegoti. Iš dalies tai yra teisingai, iš dalies turi kažkiek jaudintis, žmogus turi kažkiek jaudintis ir jausti atsakomybę, o ne šiaip. Nes jeigu nebus jokios atsakomybės, tai mėtys tos pinigus į kairę į dešinę, prisipirkdamas nesąmonių ir bus tai nei praktika, nei kažko išmokimas. Būdamas 15 biržoje jau uždirbdavau visai neblogai. Verslas buvo stebuklingai pelningas. Pradėjau mažose kontorose, kur žmogus prekiaudamas su 20 akcijų galėjo įsivaizduoti esas slapta
čia užsukęs JP Morganas. JP Morganas tai ir dabar yra bankas, vienas didžiausių Amerikoje investicinių bankų ir ta pavardė jau čia yra rašoma prieš 100 metų rašytoje knygoje, tai JP Morganas tai ir buvo toks žmogus, JP Morganas, kur dabar iki šiol yra veikiantis sėkmingas bankas. Dirbau vienas, nieko neprisileidau prie šio reikalo. Bet kokiu atveju prekyba akcijomis, biznis vienišiams. Kainas arba juda taip, kaip aš numačiau, be jokios mano draugų ar partnerių pagalbos, arba juda į kitą pusę ir niekas jų nesustabdys. Žinoma, turėjau draugų, bet verslas yra verslas. Jame vietos yra tik vienam. Per gana trumpą laiką užsitraukiau kabutėse brokerinių nemalonę, nes nuolat jos aploštų. Kai užėjęs į kontorą padėdavau pinigus ant prekystalio, mano pinigų kartais jau nebeprimdavo. Kalbėjo esą man čia nėra ką veikti. Vadino jaunuoju kabutėse kasų švarintojų. Man teko keisti brokerius, kontoras ir net slėpti savo tikrąjį vardą. Pradėdavau prekiauti nuo mažų sumų, 15 ar 20 akcijų. Kartais, kai būdavau visų dėmesio centre, tyčia padarydavau klaidą, o paskui atsimdavau su kaupu. Suprantama, netrukus man pasiūlydavo nešintis lauką ir baigti švarinti jų kišenes. Jau keletą mėnesių prekiau didelėje kontoroje, turinčioje kelis skyrius miesto centre. Viešbučių vestibiuliuose, priemiesčiuose. Mane iš ten išvarė. Prieš pat nosį užtrenkė duris, tačiau aš nutariau taip šio reikalo nepalikti ir išplėšti iš jų kuo daugiau pinigų. Nuėjau į vieną jų skyrių viešbutyje, pakalbinau valdytoją ir rėmiausi įprastinio darbo akcijomis. Tuoj pat jiems paskambino iš centrinės kontoros ir paklausė, kas čia toks įsisuko. Vadybininkas perdavė klausimą man. Pasivadinau Edwardu Robinson iš Kembridžo. Vadybininkas perdavė tą naujieną bosui, bet kitame telefono laido gale norėjo sužinoti ir kaip aš atrodau. Pasiūliau pateikti tokį išvaizdos aprašymą. Tai storas neužaugas su juodais plaukais ir susivėlusia barzda. Tačiau jis manęs nepaklausė ir papasakojo, kaip aš atrodžiau. Iš tikrųjų. Paskui padėjo telefono ragelį ir visas išraudęs liepė mane nešintis. Nenorėjau nusileisti ir mandagiai paklausiau, ką jie jums pasakė. Jie pasakė, esi absoliutus kvailys, kad prasidėjai su Lariu Livingstonu ir leidai jam pasigrobti $700. Smulkmenos manęs nedomino. Pabandžiau laimę ir kitose skyriuose, bet apie mane jau žinojo visur ir niekas nenorėjo imti mano pinigų. Nebegalėjau pasižiūrėti net kotiruočių. Klerkai mane iš karto vydavo lauk. Pabandžiau lankytis kontorose rečiau, bet tai irgi nepadėjo. Čia panašiai kaip kazino, pradėtumėm išlošti ir nieks nebeileistų ir tai nėra nieko kažko, tai čia neteisingo ir panašiai, tai yra žodis namai, ne? Tai yra kazino namai. Tai oficialiai noriu į savo namus įleidžiu, noriu į savo namus neįleidžiu. Aišku, skamba gal kiek keistai ir atrodytų, jeigu čia yra verslas, tai turi įleisti, bet iš kitos pusės tai nieks nieko neturi. Kaip ir į naktinį klubą gali leisti, gali neįleisti, kaip ir į restoraną gali įleisti, gali neįleisti. Tai lygiai taip pat tuomet į brokerinės irgi tas, kas pinigus išneždavo, net neždavo, tai būdavo nepageidaujami. Pabandžiau laimę kitose, liko viena išeitis – Kosmopolitenas. Tai buvo didžiausia ir turtingiausia miesto brokerių kontora. Kosmopoliteno reitingas buvo A.I, nežinau, ką tas reitingas reiškia. Jie ten kabutėse darė milžiniškus pinigus ir turėjo skyrius visose pramoninėse Naujosios Anglijos miestuose. Iš pradžių jie leido man prekiauti akcijomis, tačiau po kelių mėnesių ir čia viskas baigėsi. Tiesa, skirtingai nei mažos kontoros, jie neužtrenkė man durų. Man
mat išvaryti žmogų vien už tai, kad jis truputį uždirba, vadinasi sugadinti savo reputaciją. Vis dėlto šunybė jie man iškirtė, pakeitė žaidimo taisyklės. Pirmiausia, nustatė, jog operacijoms turiu įmokėti 3 punktų užstatą ir dar papildomai privertė mane mokėti premiją pradžioje, pusės punkto, vėliau punkto ir galiausiai 1,5 punkto. Tai buvo lenktynės su kliūtimis. Čia tos premijos punktais, tai gaunasi, kad, sakykime, akcija kainuoja $50, bet tu perki už 50, bet tau išrašo čekį, kad tu pirkai už 51. Tai vadinama, kaip pirktum į didelį spredą, ne kažką, aišku, tokio žaidimo taisyklės, nėra dabar šiai dienai tokių taisyklių. Viskas vyko paprastai, tarkime, plieno akcijos yra po $90 ir jūs jas perkate. Čekį užrašoma pirkta 10 plieno akcijų po 90 ir 1/8. Tai būdavo punktai, anksčiau būdavo kažkaip įprasta punktais sakyti, o tas punktas, tai mes, pavyzdžiui, dabar sakom, 1 centų pakilo, $1 pakilo, ten 1 punktų, tai 1/8. Jeigu jūsų užstatas yra 1 punkto, tai reiškia, kad kainai nukritus žemiau nei 81,4, 1/4, tai gautųsi 89,25, jūs automatiškai prarandate užstatytus pinigus. Iš brokerių kontorų klientų paprastai nereikalaujama galimybės įnešti didesnį užstatą. Nauja Kosmopoliteno premijų tvarka reiškia, kad perkant akcijas už $90 čekį bus užrašoma nepirkta 10 plieno akcijų po 90 ir 1/8, o štai kas pirkta 10 plieno akcijų po 91 ir 1/8. Rodo jums level 2 dešinėje pusėje eskę, kad kaina yra 90, spaudžiate buy ir nusipirkate po 91 ir 25, tai gaunasi vos ne 1,5% didesnė kaina, ne kažką. Tai net jei akcijų kursas pakildavo punktų ir ketvirčių, o man reikdavo parduoti, aš prarasdavau pinigus. O pareikalavę, kad užstatas būtų 3 punktų dydžio, jie sumažino mano prekybos apimtis 2/3. Tai yra 3 punktų dydžio užstatas, tai jeigu po 90, vis tiek užstatas neblogas, tiksliau svertas neblogas, 1/30, tai kitiem vadinas duoda 1/100, 1/100 svertas, tai yra kamikadzių absoliutų žaidimas, ką tai reiškia, kad akcija procentą ne jūsų pusė ir viskas, prarandate pinigus. Aišku, jeigu 10% jūsų pusė, tai 10 kartų padidinate depozitą. Tai čia ir yra jau azartiniai žaidimai. Bet tai buvo vienintelė brokerių kontora leidusi man dirbti, tad reikėjo sutikti ir su jų sąlygomis. Be abejo, pasitaikydavo ir uždirbti, ir prarasti pinigus, bet apskritai mano prekybos balansas buvo teigiamas. Kosmopoliteno žmonės bandė mane taip suvaržyti, kad bet kuris kitas būtų žlugęs, tačiau mane gelbėjo intuicija. Kaip jau sakiau, o intuicija tai yra praktika. Kaip jau sakiau, Kosmopolitenas buvo paskutinis mano prieglobstis. Tai buvo pati turtingiausia brokerių kontora visoje Naujojoje Anglijoje. O tokios kontoros paprastai neturi nustatę jokių apribojimų prekybos mastui. Manau, aš buvau rimčiausias prekeivis iš visų jų klientų. Ėjau čia kaip į darbą. Kosmopolitene buvo puikus biuras su pačia didžiausia kotiruočių lenta, kurioje galėjai rasti visas norimas kotiruotas. Buvo galima rasti New Yorko ir Bostono biržose kotiruojamas akcijas, žaliavų kainas, medvilnės, grūdų, mėsos, metalų, žodžiu, čia buvo informacijos apie viską, kas parduodama ir perkama. New York'e, Čikago, Bostone, Liverpool'e. Kiekvienas žinojo, kaip veikia ši sistema. Jūs duodate pinigus klerkui ir sakote, kad norite pirkti ar parduoti. Jis žiūri į telegrafo juostą arba kotiruočių lentą ir užrašo kainas, aišku,
aišku, pačią paskutinę. Be to, jis surašo beveik tikrą dokumentą. Ten pažymimas laikas, kiek ir kokiu akcijų pirkta ar parduota, kokia kaina ir kiek pinigų jūs davėte. Kaip ir dabar viskas vyksta, tik tais viskas vykdavo rankiniu būdu, tai yra level 2 ir time and sales. Level 2 rodo, kad yra pardavimas nori kažkas parduoti po $20, jūs esate pirkėjas, spaudžiate pirkti, nuperkate po $20, pas jumis sąskaitoj, position langė, atsiduria pozicija. Viskas elementaru ir suprantama, tai lygiai taip pat ir prieš tai būdavo elementaru ir suprantama, tik tais, kad daugiau rankinio darbo. Einate pas tą ar kurį nors kitą žmogų ir jam tai pasakote. Jis vėliau užrašo paskutinę kainą, o jei jūsų akcijos tuo metu buvo neaktyvios, laukia, kol telegrafas praneš naują kotiruotę. Paskui jūsų čekyje jis pažymi sandorio pabaigą, o jūs einate pas kasininką atsiimti uždarbį. O kaip smagu. Bet jei rinka būdavo jums nepalanki ir kaina krisdavo žemiau ribos, kurią leidžia jūsų užstatas ir jūsų čekis virsdavo paprastu popieriuku. Nedidelėse brokerių kontorose buvo leidžiama prekiauti visiems, kurie galėjo susimokėti, kad ir už 5 akcijas, o čekius atstodavo skirtingų spalvų popieriaus juostelės. Vienos žymėdavo pirkimą, kitos pardavimą. Bulių rinkos periodu tokios kontoros patirdavo tik nuostolius, nes jų klientai visuomet tik pirkdavo akcijas, keldami jų kainas ir aišku laimėdavo. Dėl to paskui tokios kontorėlės už operacijas pradėjo imti komisinius. Pavyzdžiui, jei jūs pirkdavote akcijų už $20, čekyje buvo užrašyta, kad pirkote už 20,1. Čia panašiai kaip ir dabartiniai lažybų punktai, visi opcionai, tai ir yra uždirbama dar iš to, kad jeigu laimi, tai gauni koeficiento ten to 0,8, o jeigu pralaimi, tai pralaimi viską ir jeigu yra pusė per pusę būtų ir laimėjimų, ir pralaimėjimų, tai vis tiek lažybų kontoros nuo to uždirba pinigus. Tad kainai užtekdavo nukristi 3/4 ir jūs prarasdavote pinigus. Čia, jeigu svertas 1/100. Taip, Kosmopolitenas buvo viena geriausių brokerių kontorų Naujojoje Anglijoje. Jie turėjo tūkstančius nuolatinių klientų, tačiau baimę, ko gero, jiems kėliau aš vienintelis. Jų žvėriškos man taikomos sąlygos nesumažino mano vykdomų sandorių apimties. Aš pirkdavau ir parduodavau tiek, kiek tik jie man leisdavo. Kartais mano rankose būdavo net 5000 akcijų paketai. Apie vieną atvejį norėčiau papasakoti smulkiau. Tada pasiskolinau ir išstačiau parduoti 3,5 tūkstančio cukraus akcijų. Savo rankose turėjau 7 didelius rožinius čekius po 500 akcijų. Kosmopolitene naudodavo didelius čekius, kad tuščioje vietoje, jei reikia, būtų galima įrašyti, kiek užstato įnešta papildomai. Mažos brokerių kontoros niekada nesiūlydavo, tai čia panašiai jums dega marža dega ir kad nebūtų margin callas vadinamas, kad nebūtų uždaryta pozicija, tai dabar yra padaryta taip, kad ypač CFD rinkoje greitai per kreditkę papildai ir turi vėl maržos. Kuo jis mažesnis, tuo geriau kontoroms, nes kai tik kaina viršydavo mažo užstato leidžiamas mažas kainos svyravimo, kuo mažesnis užstatas, tai lygiai taip pat gautųsi kuo didesnis svertas. Kai tik kaina viršydavo mažo užstato leidžiamas mažas kainos svyravimo ribas, jūs būdavote išmetamas iš žaidimo, o jie iš karto gaudavo greitą pelną. Jeigu tokioje mažoje kontoroje norėdavote padidinti užstatą, jums išrašydavo naują čekį, kad dar kartą iš jūsų būtų galima paimti komisinius. Ta diena, apie kurią čia pasakau, mano užstatas buvo daugiau nei $10,000. $10,000
prieš 100 metų man buvo tik 20, o aš jau savo rankose turėjau 10 000 grinaisiais. Mama vis įkalbinėjo užsiimti rimtesnę veiklą. Nei vienas mūsų pažįstamas neturėjo 10 000 dolerių grinaisiais. Galbūt tik senas Džonas. Kas Džonas? Tad man net atsibodo aiškinti mamai, kad aš tikrai nežaidžiu azartinių žaidimų. Pinigus užsidirbu, nes moku gerai skaičiuoti. Pinigus užsidirbu, nes moku gerai skaičiuoti. Ką dirbi, skaičiuoju. Jis suprato tik vieną dalyką. 10 000 yra labai dideli pinigai, o man jie reiškia tik tiek, kad galiu įnešti didesnį užstatą ir padidinti savo sandorių apimtį. Pasiskolinau ir pardaviau savo 3500 cukraus akcijų, kai jos kainavo 105 doleriai. Kontoroje buvo dar viena kolega Henris Williamsas, kuris turėjo 2500 akcijų. Paprastai aš sėdėdavau prie telegrafo aparato ir rėkdavau kabutėse kainas jaunuoliui, kuris užrašinėjo jas lentoje. Kainų judėjimas vyko kaip ir tikėjausi. Kaina nukrito keliais punktais ir tarsi apmirė prieš pat didesnį kritimą. O šiaip rinka buvo rami ir viliojanti. Tačiau mano cukraus akcijų neryžtingumas taiga pradėjo kelti man nerimą. Pradėjau galvoti, kad galbūt reikia palikti prekybą. Akcijų kaina nukrito iki 103 ir tai buvo žemiausias taškas tą dieną. Jisai turėjo po 105. Tačiau vietoj to, kad jausčiausi ramiau, nerimas tik didėjo. Aš buvau sutrikęs, nežinojau, kad kažkur kažkas vyksta ne taip, bet paaiškinti, kas būtent negalėjau. Vienintelį išeitis tokiais atvejais palikti rinką. Ir čia, pavyzdžiui, kaip pasakoja, tokių dalykų kiekvienam būna, kas būna biržui, kodėl čia taip darei ar anaip, tiesiog, jauti, kad kažkas yra negerai, ne? O tas jauti, kad kažkas yra negerai, tai yra juosta. Juosta yra gyvas organizmas ir visi pirkėjai, pardavėjai, tu tiesiog jauti tą kvėpavimą, jauti, kaip vyksta arba panika, arba vyksta godus supirkinėjimai ir būna perka arba parduoda, bam, pauzė ir kokie 30-40 sekundžių nieko nevyksta, kažkas tai yra ne taip. Pradedi tada nerimauti ir apskritai parduodi tas akcijas ir eini kažką kitą žiūrėti. Supraskite, aš nieko nedarau aklai. Man taip nepatinka. Niekada savo neleisdavau taip elgtis. Netgi vaikystę atsimenu, norėdavau žinoti, kas ir kaip aplink mane vyksta. O dabar štai aš nerimavau, tačiau to nerimo priežasčių nemačiau. Pasikviečiau vieną pažįstamą nuolatinį žaidėją, Deivą Vinmeną, ir paprašiau jo. Deivai, užimk mano vietą, man reikia tavo pagalbos. Sėsk prie telegrafo ir kai pasirodys nauja cukraus kotiruotė, prieš ją paskeldamas truputėlį lukterk. Gerai? Deivas sutiko. O aš pasiėmęs savo 7 cukraus akcijų čekius, nuėjau prie klerko, kuris žymėdavo čekius, kai kas nors pastraukdavo iš prekybos. Vis dėlto dar dorai nesupratau, dėl ko turėčiau palikti prekybą, tačiau tad atsistojau šalia klerko ir tiesiog laukiau. O čekius laikiau taip, kad šis jų nematytų. Staiga sutraškėjo telegrafas. Klerkas Tomas Burnhemas pakėlė galvą ir pradėjo klausytis. Pajutau, kad čia šlykštus spastai ir nutariau nieko nebelaukti. Kaip tik tuo metu prie telegrafo pasigirdo Deivo Vimeno balsas. Cukur, puoliau prie Tomo Burnhemo ir mojuodama savo čekiais užrėkiau. Uždaryk cukraus akcijas. Viskas vyko taip greitai, kad Deivas Vimenas net nespėjo paskelbti kainos ir kontora buvo priversta uždaryti mano akcijas pagal paskutinę kotiruotę. O Deivas išrėkė tą pačią kainą – 103 doleriai. Mano paskaičiavimas cukraus akcijos kaip tik šiuo momentu turėjo pramušti 103 punktų ribą, bet mechanizmas veikia įtartinai. Jaučiau, kad čia rezgamos pinklės. Telegrafas traškėjo kaip pašėlės, o Tomas Burnhemas, kaip pastebėjau, taip ir neužrašė kainos mano čekiuose. Jis toliau klausėsi naujų kotiruočių, tarsi laukdamas jam skirto pranešimo. Nebesusivaldžiau ir surikau.
Tomai, po velnių, ko laukia? Rašyk mano čekiuose po $103, nagi greičiau. Visi nustebę sužiūro į mane bandydami susivokti, kas vyksta. Kosmopolitenas niekada nesukčiavo ir net tokių gandų nebuvo. Kita vertus, čia kaip ir bankė, visat yra pavojus, kad klientai gali brokerių pradėti atsiminėti pinigus, kad klientai iš brokerių gali atsiminėti pinigus. Jei vienas klientas įtarė, ką negera, kiti užsikrečia jo nuotaiką. Tad Tomas piktai nužvelgęs mane pagaliau čekį užrašė, uždaryta po 103. Iki kasos buvo kokie 3 metrai, bet aš nespėjau iki jos prieiti, kai nuo telegrafo pasigirdo susijaudinęs Deivo Bimeno balsas. Po velnių, cukraus akcijos 108. Tačiau 103, 108, atrodo, kas šitie yra, tai yra 3500 akcijų, po 105, jeigu turėjo, po 103 uždarė, tai yra 7000 pliusas, jeigu 108 būtų buvę, tai būtų 11,5–10,5 tūkstančio minuso, arba turbūt būtų praradęs savo pinigus. Tačiau jau buvo per vėlų. Atsisukęs į Tomą, aš nusikvatojau ir sušukau. Tai ką, drauguži, nepavyko pokštas? Kažkas iš tikrųjų pasistengė, kad kaina pakiltų. Mes su Henriu Williamsu kartu buvome pasiskolinę ir pardavę 6000 akcijų. Kontora matė, kokie mūsų užstatai, o gal ir dar kieno nors. Taigi vien tik šiame kambaryje buvo pasiskolinta ir parduota 8 ar 10 tūkstančių cukraus akcijų. Bendras už jas visas įneštas užstatas galėjo būti apie $20 000. Ir to visiškai pakako, kad jie būtų galėję sumokėti kokiai nors kontorai, kad ji užsiimtų trumpalaikėmis manipulacijomis New Yorko fondų biržoje. Ir mes būtume apšvarinti. Tuo metu buvo įprasta, kad brokerių kontora, pastebėjusi, jog dauguma jos klientų tikisi išlošti iš kainos kilimo, kam nors sumokėdavo, kad šie trumpam numuštų tų akcijų kainą. Kontora tokiais atvejais susižerdavo $1000. Čia panašiai yra, kai akcijų biržoje realioje irgi galime judinti kainas, tik tai esam per smulkus ir per mažai turim pinigų, tai panašiai būtų, kad CFD rinkoje nusiperkame daug akcijų ir rinkos nejudinam, realioje rinkoje pajudinam kainą į savo pusę ir tada CFD rinkoje uždarom. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad realioje biržoje, jeigu tu pats pakelsi kainą, tai pats paskui parduodamas ir numušė tą kainą. CFD biržoje to nei perkant, nei parduodant nėra numušamos, todėl CFD rinkoje yra leidžiama prekiauti tik tais labai likvidžiais instrumentais ir nelikvidžiais instrumentais yra neleidžiama prekiauti. Įdomiausia, kad nepraėjus nei 10 dienų po to, kai šie žmonės norėjo sudoroti mane, vienas New Yorko biržos vertėjų apmovė juos pačius ir nugrebė iš jų kasos $70 000. $70 000. Šis žmogus buvo įtakingas New Yorko biržos narys. 1896 metais jis išgarsėjo dideliais pelnais, kurios gavo iš kainų kritimo. Jis žinojo, kad nei birža, nei valdžia neprieštaraus, jei jis pasiims iš neteisėtų provincijos brokerinių dalį neteisėtai kitų jų pajamų. Taigi dar šis tipelis pasiuntė 35 savo žmonės į pagrindinius stambiausių tokių brokerių kontorų biurus. Numatytą dieną ir valandą kiekvienas iš jų nusipirko po tiek akcijų, po kiek tik leido valdytojai. Jiems buvo įsakyta nutraukti prekybą, kai tik kaina pasiekė numatytą ribą. Pats jis pakuždėjo savo draugeliams, kad šios akcijos kils, o tada atvykęs į biržą ėmė prekiauti taip, tarsi jam būtų naudingas kainų kilimas. Jo pasiekė ir kiti prekeiviai, nes vertino jo nuomonę. Pasirinkus geras akcijas, nesunku pakelti jų kainą 3 ar 4 punktais. Kai tik tai nutiko, o kaina pasiekė iš anksto
numatytą ribą, jo samdyti agentai provincijos kontorose pardavė savo akcijas ir pasiėmė pelną. Pažįstamas man papasakojo, kad šis sumanus spekuliantas pasiėmė $70,000 grinais, o jo agentai sugebėjo papildomai užsidirbti kartu su juo. Jis keletą kartų sužaidė tokį žaidimą įvairiose šalies vietose ir tokiu būdu nubaudė stambiausios New Yorko, Bostono, Filadelfijos, Čikagos ir dar kelių miestų brokerių kontoros. Vienas iš jo mėgstamiausių akcijų Western Union. Western Union jau tais laikais jau būdavo, nes šių nelabai aktyvių akcijų kainos tuo metu buvo nesunku laikinai dirbtinai kilstelti ar nusmukdyti. Jo agentai kainai pasiekus tam tikrą ribą pirkdavo akcijas kainai kilstelėjus 2 punktais pelningai parduodavo. Tuomet pradėdavo kitą sandorį, pasiskolindavo tų pačių akcijų ir jas parduodavo. Kai kaina nukrisdavo 3 punktus, atpirkdavo akcijas, baigdavo sandorį ir taip dar kartą uždirbdavo iš šios vienos machinacijos. Beje, jau gerokai vėliau aš perskaičiau, kad šis žmogus mirė vienišas ir didelėme skurde. Jei jis būtų miręs 1896 metais, kiekvienas New Yorko laikraštis būtų parašęs bent po vieną pastraipą pirmajame puslapyje, o tąkart jį paminėjo 2 eilutėmis 5 laikraščio puslapyje. Apie visas tas manipulacijas, spekulacijas, aš kai skaitau, jau suvokimas yra, bet jeigu klausotės, kas yra skaitoma, nelabai yra suprantama, tai taip pat yra normalu. Per laiką, būnant biržai, šiaip atsiranda tas toks supratimas, suvokimas, labai fainai yra, kai vėliau žiūrėdamas į kotiruotes, į level 2, į time and sales, apskritai suvoki, kas tuo momentu daros, kas yra pirkėjai, kas pardavėjai, ar tuo metu pirkėjai supirkinėja akcijas, ar tuo metu kaip tik pirkėjai perka, o sell paslėptais limitais akcijas pardavinėja, tai daug įdomių dalykų yra. Šiek tiek paskaičiau, paskaitysiu ir kitom dienom po kelis puslapius, taip kad kas norite daugiau įgyti suvokimo, kas norite daugiau įgyti, giliau pažvelgti į akcijų rinką, nebūtinai iš trumpalaikės spekulacijų perspektyvos, bet ir iš ilgalaikės perspektyvos, iš investavimo, kas tas yra augimo akcijos, kas yra stabilios, kabutėse reikėtų turbūt dėti įmonės, kurios jau daug metų moka dividendus ir išmoka didžiąją dalį pelno dividendais, tai tokios įmonės jau nebėra laikomos augimo įmonėmis, kaip kokie, tarkim, Philip Morris, Altria arba British American Tobacco. Tai yra įmonės, kurios tiesiog yra pinigų darimo mašinos, bet kad jos paims ir užaugs per artimiausius 10 metų 10 kartų, tai yra fiziškai net neįmanoma. Tai reikštų, kad jeigu dabar pasaulyje yra apie 2 milijardai rūkančių, kad jų atsiras 10 milijardų arba 15 milijardų, kai žmonių tiek net nėra. Tai va, tai artimiausi mokymai yra nuo rugsėjo 16 dienos. Visus, kurie klausotės ir nesat kurso baigę, kviečiu prisijungti. Tie, kas esat kursą baigę, kviečiu kartoti. Kartojimas yra neribotas. Kas neturite laiko dalyvauti tiesiogiai, visuomet po paskaitos įkeliu įrašą. Pradžioj mokymai vyksta po 3 dienas per savaitę. Vėliau duodu šiek tiek laiko pakvėpuoti savaitę po 2 arba 3 savaičių ir užduočių įvairių ir po to dar mažiausiai 4 savaitės. Tai yra praktinės dalis, buvimas rinkoje ir nuo spekulacijų iki ilgalaikio investavimo. Kursą neskirstau atskirai kad būtų apie spekulacijas ir būtų investavimas, tai yra viskas viename pakete, todėl kad jeigu jūs ir ruošiatės investuoti ilgam, bent vieną kartą išgirdus, kas tas yra spekulacijos, yra verta. Ir blogiau nuo to
nebus, o kas norite vien tik tais spekuliuoti, būti spekuliantais, kaip vyksta viskas ilguoju periodu, kaip vyksta investavimas, išklausius irgi bus tik į naudą. Rugsėjo 16 diena, naujas yra startas, laukti tos dienos nėra būtina, yra įrašai, galima žiūrėti, galima jau iki mokymų žiūrėti įrašus, praeitų grupių yra įvadinis kursas, yra prisaigų metodologinės medžiagos paskaityti. Taip kad jeigu nebūtinai jungtis tiesiogiai online, yra ir galimybė žiūrėti offline. Visiems geros dienos arba gero vakaro, jeigu vakare klausot, ir iki kitų kartų.